banger. Sveiki, su jumis sveikinasi Ryčka, čia yra RR studijos laidelė Pasigamink pats ir šiandien mes pradėsime dar vieną naują receptą. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad susikūriau antrą channelį, tai yra kanalą, į kurį dėsiu behind scenes ir visokius kitokius video su copyrightais, nes kiek žinote, aš bandysiu gauti partnershipą, dėl to man reikia biškį pravalyti kanalą, kur ten yra su tais ale popsinė muzika. Tai dėl to čia bus dabar kažkur įmesta nuotrauka, paspausite ant to linko, nueisite į antrą kanalą, ten paspausite prenumeruoti arba subscribe ir grįžite čia žiūrėti šito recepto toliau. O antras dalykas tai yra, atsimenat šitą video? Taip, tas pats apie narkomanus. Ir neseniai, gal prieš porą savaičių, buvo paplatintas BAM! Behind scenai. Tai, kas liko už kadrų. Dėl to būtinai paspauskite ant jo like, pažiūrėkite, nes tas video yra, kaip ir sakiau, mano antrame kanale. Taigi šiandien šnekų bus tik tiek, o mes dabar grįžtame prie savo receptų. Šiandien įsirinkau receptą, kurio prašė jau dauguma žmonių, ir tai bus birus plovas. Taigi šitam paprastam plovo receptui reikės paprastų produktų. Tai pradėsim nuo to, kad reikės pusę kilogramo ryžių, pusę kilogramo mėsytės bet kokios, aš naudosiu jautienos kumpį, paskui pusę kilogramo svogūnų, pusę kilogramo morkų, keletas skiltelių česnako, pipirų, druskos ir viskas. Mėsą supjaustome kubeliais. Tada morką supjaustume pailgai šiaudeliais ir pusžiedžiais supjaustume svogūną. Plovui labiausiai tinka kuo storesnis puodas, špižinis ar storadugnis plieninis bus pats tas, o paklaustumėt kodėl? Todėl, kad geriau pasiskirsto karštis ir kuo jis geriau pasiskirstis, tuo mažiau prie dugno prikeps ryžiai ir tuo vienodžiau virs ryžiai. Todėl aš naudosiu va šitą savo puodą. Taigi dabar į puodą įpilsiu daug aliejaus, aišku jo nepagailėkite ir gerai jį kaitinsiu. Sudedam mėsą. Mėsa turi apskrusti iš visų pusių, mėsos nereikia perkepti. Paskrūdus mėsai sudedam svogūnus. Kepame, kol svogūnai pasidaro šviesiai rudi, tai bus apie 10-15 minučių. Po to sudedam morkas ir kepame, kol jos sukris. Karts nuo karto pamaišome. Kai morkos iškepė, į puodą pilame vandens, tiek, kad viską apsemtume. Sudedam prieskonius, o tai bus pipiras ir druskytė. Ir taip pat sudedam česnako skilteles. Troškiname atidengtame puode maždaug 30 minučių. Taigi, dabar supilame tolygiai ryžius. Jų sluoksnį išlyginam, kad būtų visur po lygiai. Ir ant viršaus užpilame vandens, tiek, kad apsemtų per pirštą. Jokių būdų nemaišome. Dabar mes vandeniui leisime užvirti ir pavirti apie porą minučių. Dabar ugnį sumažinam iki minimumo. Uždedam dangtį ir leidžiame virti apie 45 minutės. Taigi mūsų plovas jau yra baigtas, paruoštas, išviręs. Dabar mes tik išjungsime ugnį ir dar 15 minučių paliksime, kad jis labiau išbrinktų. Na štai praėjo mūsų 15 minučių ir ką mes matome, ogi mūsų plovą. Kaip skaniai pakvipo. Ką, reiks maišyti. Birus mūsų plovas. Tuoj patieksiu ant stalo. Wow! Nerealiai atrodo, todėl jums linkiu skanaus.
Jeigu jums patiko šitas receptas, paspauskite like, o jeigu norite pamatyti dar daugiau mano video, paspauskite subscribe mygtuką. Taip pat pasidalinkite su draugais ir komentuokite, nes jūsų komentarai man yra svarbus. Tad tiek šiandienai, susitiksime lygiai po savaitės, kitą penktadienį. Iki.